Sveiki vaikai. Na, šiandien mes ir vėl matomės visi kartu, susitinkam ir šiandien aš turiu labai gražų knygų rinkinį. Štai pasižiūrėkite, kokį knygų rinkinį turiu gražų. Na, kadangi pavasaris atėjo ir visi žvėreliai atsikėlė, mes šiandien apie žvėrelius ir paskaitysime, kaipgi jiems sekasi, kaip jie gyvena miške, ar jais rūpinamės pakankamai. Štai toks rinkinys knygučių. Na, o šį rinkinį sudaro labai gražios knygos, 3. Princas ir varlius, Briedis karalius ir 3 knygutė, Ežiukas iškeliauja iš namų. Na, aš paskaitysiu jums šiandien šitą knygutę. Ežiukas iškeliauja iš namų, apie žvėrelius. Įsipatoginkite vaikai ir paklausykite pasaką. Taigi, ežiukas iškeliauja iš namų. Iliustracijas irgi parodysiu jums. Netikėtai tarsi iš niekur nieko atėjo ruduo. Medžių lapai pagelto ir parudavo. Iš po samanų ėmė dygti grybai, kasdien vis labiau šalo. Tu jau pakankamai didelis, kad pats eitum savo keliu, pasakė ežiuko mamytė ir pabučiavo jį. Tiesiog saugokis visų pavojų slypinčių plačiame pasaulyje. Saugosiuos, pažadėjo ežiukas. Ir kuo daugiau mokysiuos, linktelėjo ežiukas. Tada jis iškeliavo į mišką ieškoti vietelės, kurioje galėtų peržiemoti. Jis didžiavosi, kad yra toks suaugęs ir ruošėsi kuo daugiau visko išmokti. Štai. Ežiukas iškeliauja iš namų, pastebėjo boružę tupinti ant šermukšnio lapo. Sunku patikėti, kad jau ruduo, atitarė krūmuose zyziantys uodai. Jie visada taip keistai zyzia, pamanė ežiukas. Tada jis prisiminė, ką mamytė jam sakė, kad jis turėtų pasisaugoti. Tačiau netikėtai suklupo ir nuriedėjo nuo kalvos kaip kamuolys. Na, šitą jau išmokau, suprato ežiukas. Kai pagaliau sustojo, jis išmoko, kad ridentis yra labai smagu. Štai ežiukas ridenasi. Kalvos apačioje buvo tvenkinukas. Ežiukas pažvelgė į vandenį, o ten kitas ežiukas. Sveikas, pasilabino. Ar matai, koks aš didelis? Tada išgirdo juokiantis netoliese tupinčią varlę. Ar tu kalbiesi su savo atvaizdu, juokėsi ši? Ežiukas pasijuto kvailai. Kaip matau, tu liežuviu gaudai muses, greitai tarė jis. Ar jos skanios? Tai gardžiausias maistas, kokio galima gauti, kvarktelėjo varlė. Taigi ir ežiukas iškišo liežuvį, tačiau nepagavo nei vienos musės. Štai ežiukas susipažįsta su varle. Lyg sveikas, o aš šiek tiek pasiplaukiusiu, atsisveikino varlė ir iššoko į vandenį. Ir aš su tavim, linksmai sušuko ežiukas. Tačiau jam visai nepatiko. Taip, jis išmoko 2 dalykus, kad negali liežuviu gaudyti musių ir kad jam nepatinka maudytis. Taigi ežiukas šlapiomis letenėlėmis nupėdino toliau. Po pušimis jis pastebėjo porą nuostabių grybų, šie buvo raudoni ir su baltais taškučiais. Jie atrodo tokie skanūs, pamatė ežiukas. Ežiukas jau žiojosi, norėdamas atkąsti, tik staiga išgirdo kažką šaukiant. Ne, tik ne šitą, čia musmirės, jos nuodingos. Ir už paparčio pasirodė laukinė pelytė. Ji buvo labai maloni. Nors jau smarkiai temo, pelytė nusivedė ežiuką ten, kur augo geltoni grybai. Tai voveraitės, jas gali valgyti, paaiškino ji. Kiek daug aš išmokstu, nudžiugo ežiukas ir atsikando didelį kąsnį. Jam dar labiau pasisekė, nes viduje buvo kirminas. Ežiai labai mėgsta ėsti kirminus. Štai. Ežiukas jau buvo beveik sotus, kai ore pasigirdo šnarėjimas.
Padėk, sucypė pelytė, kažkas nori manęs vakarieniai. Ežiukas prisiminė, kad reikia saugotis, tad apsidairė. O varge, kas tai? Iš dangaus žemyn nėrė didžiulė pelėda. Ji alkanomis akimis žvelgė į pelytę. Slėpkis po manim, pasiūlė ežiukas. Jis priglaudė pelytę. Pelėda paskutinę akimirką apsisuko ir nuskrido šalin. Ji nepanoro, kad į snapą prismigtų spyglių. Ačiū tau, gerasis ežiuk, išgelbėjai man gyvybę, padėkojo pelytė. O tu prieš tai išgelbėjai manąją, atsakė ežiukas. Taip ežiukas išmoko, kad visada gerai padėti kitiems, o kartais kiti padeda ir tau. Kitą dieną ežiukas tęsė savo ilgą kelionę. Pelytė kurį laiką palaikė jam draugiją. Kur tu keliauji, pasidomėjo pelytė. Kur nors, kur šilta, atsakė ežiukas, ruošiuosi miegoti visą žiemą. Taip mane mokė mano mamytė. Ar ir tu taip darysi? Ne, aš ne. Tačiau gyvatės ir meškos miega ištisą žiemą, paaiškino pelytė. Tu visada tokia protinga, stebėjosi ežiukas. Gal galėtum ir mane visko išmokyti? Neturiu laiko, pasiskundė pelytė. Tačiau kai ko pamokyti galiu. Taigi, ji išmokė ežiuką atpažinti zuikių spiras. Gal ir nelabai naudinga apie tai nusimanyti, pasakė ji, bet žinoti visada smagu. Po kurio laiko jie pamatė krūmą rūkštantį briedį. Sveikas briedį, šūktelėjo pelytė. Tai ežiukas, jis beveik nieko neišmano. Aprodau jam mišką. Labai gerai, atsakė briedis. Ežiukas ir pelytė užlipo ant kalvos, netikėtai tiesiai priešais juos atriedėjo pušies kankorėžis. Voverė jį apgraužė, paaiškino pelytė, tai mano pusseserė. Mes abi turim didelius priekinius dantis. Ja pertraukė voverė, šaukianti iš medžio viršūnės, saugokitės, saugokitės, ateina lapė. Tada jie pamatė lapę. Ši uodega rodė į juos. Kągi mes čia turime, paklausė lapė savo jauniklių. Pelė ir ežys. Sumedžiokime juos. Darykime taip, kaip daro mamytė. Ir lapė šoko pirmyn. Lapiukai sekė paskui ją, tačiau susidūrė vienas su kitu ir juokdamiesi nusirideno šalin, susipainiodami uodegomis. Paskubėkit, kad jie nepaspruktų, paragino lapė. Paskubėkime, kad jie mūsų nepagautų, susirūpino pelytė. Aš nemoku labai greitai bėgti, pasiskundė ežiukas. Užtat moku riedėti. Ežiukas nusirideno nuo kalvos, tada abu su pelytė įsmuko į urvą, lapė bandė juos pagriebti, bet įsidūrė nosį į ežio spyglius. Eime, nusivylusi paliepė ji lapiukams. Ežiai šiaip ar taip nelabai skanūs. Štai lapė įsidūrė į nosį. Ežiuko spygliai. Dabar išmokau 2 gerų dalykų, suprato ežiukas. Kokių, paklausė pelytė. Kad urvai yra puikiai slėptuvė ir kad reikia saugotis lapių. Tu teisus, atsakė pelytė. O man jau laikas namo, pasimatysime pavasarį. Taigi ežiukas ir pelytė pasuko savo keliais. Ežiuką vis labiau kamavo nuovargis, jis paėdė ir atsigėrė. Išmoko saugotis lapių, tačiau ir iš visų jėgų stengdamasis negalėjo rasti geros vietelės miegoti. Keliu visų greičių dūmė skruzdėlė. Labas, pasisveikino ežiukas. Kur tu gyvensi šią žiemą? Uf. Savo skruzdėlynę, giliai žemėje, vos atgaudama kvapą, išpyškino skruzdėlė. Gal ir aš galėčiau kartu? Ne, uf. Tu per didelis, nesutiko skruzdėlė ir nuskubėjo tolyn. Netrukus ežiukas išgirdo, kaip kažkas žiovauja. Tai buvo meška, kuri trypčiojo aplink mėlynių krūmus ir rinko uogas. Ji norėjo prisikimšti pilvą prieš užmigdama žiemos miegu. Kaip aš pavargau, nusižiobavo ji. Saugokis, suriko ežiukas. Meška vos neužmynė ant gyvatės. Sušnypštė gyvatė, įkelsiu į šią leteną.
Tačiau gyvatei, dar nespėjus įgelti, ežiukas atsidūrė šalia. Jis sugriebė gyvatę už kaklo. Gyvatė ėmė pašėlusiai rangytis, bandydama išsilaisvinti. Negali būti, koks aš drąsus, pamanė ežiukas. Anksčiau to net nežinojau. Jis taip nustebo, kad net prasižiojo. Gyvatė ištrūko ir iškart dingo iš akių. Tu mane išgelbėjai, pasakė meška. Kaip galėčiau tau atsidėkoti? Nežinau, atsakė ežiukas. Ieškau, kur galėčiau peržiemoti, kad nesušalčiau. Gali miegoti mano ištvoje, pasiūlė meška. Savo guolyje meška sukrovė milžinišką krūvą lapų ir šakelių. Štai mano spygliuotasis draugė, pasakė ji. Ačiū tau, meškute, padėkojo ežiukas ir įropojo vidun. Viduje buvo jauku ir šilta. Ežiukas pasijuto labai laimingas. Jis turėjo puikią vietelę peržiemoti ir mielą draugę, su kuria galėjo pasikalbėti. Ežiukas papasakojo apie varlę, pelėdą ir lapę, apie uodus ir skruzdėlę, apie visus dalykus, kuriuos ruošėsi daryti pavasarį. Tačiau meška jau miegojo. Netrukus užmigs ir ežiukas, bet prieš užmiegant jam dar spėjo šmėstelti mintis. Lengviau gyventi savarankiškai, kai yra, kas gali tau padėti. O tada jis užmigo. Štai, vaikai, ir pasakos pabaiga. Perskaitėm labai gražią pasaką apie ežiuką. Ir aš jums linkiu geros dienos. Ir mes susitiksime kitą kartą. Skaitysime sekančią knygelę. Su pavasariu, vaikai. Iki.